apie tas masinius susirgimus. Ir Valerija, tau klausimas. Kur slypi mūsų sveikatos tas pagrindinis mygtukas? Sveiki visi. Labai smagu matyti tiek daug nusiteikusių ir pasiilgusių žinių, nusiteikusių mokytis akių. Ir klausimas auditorijai. Visi žinom tikriausia tą eilutę, kurią mes dažnai skaidrėse matom. Sveikas žmogus, prieky kas parašyta? Sveika ląstelė. Bet dabar žiūrėkim, iki tos ląstelės kaip maistinės medžiagos atkeliauja? Per kraujotaką. Turi būti gera kraujotaka, turi būti maistinių medžiagų, bet į kraujotaką kaip patenka maistinės medžiagos? Jeigu aplenkiam burną, virškinimo sistemą, per kur? Per žarnyną. Tai va, iš tikrųjų, kaip ir, jeigu pasižiūrėti, jau beveik 16 metų studijuoju mitybą, maistinių medžiagų terapiją ir tiek lygų pradžia, tiek sveikatos pradžia mūsų yra žarnyne. Tai yra pagrindų pagrindas ir į ką labiausiai turim atkreipti dėmesį, nes jeigu pasižiūrėti, vėlgi ką kalba mokslas, apie 90% visų lėtinių lygų prasideda žarnyne. Ar mes kalbam apie autoimunines ligas kaip, sakykime, diabetas, tiroiditas, artritas, psoriazė ir panašiai, ar tai būtų kepenų lygos, širdies kraujagyslių lygos, neurologinės lygos, ta pati onkologija ir įvairiausios alergijos. Ir visada, kada ateina žmonės pas mus, mes turim šitą atsiminti ir kada užduodam klausimus, mes turim prisiminti žarnyno svarbą ir jeigu norim gauti geresnį rezultatą, mes turim kartu, sakykime, jeigu reikia mažinti uždegiminius procesus, mes negalim aplenkti žarnyno, kad gauti tą geresnį rezultatą. Ir, pavyzdžiui, jeigu kalbant apie vaikučius, labai daug ateina ir vaikų su problemomis, turim prisiminti, kad pas vaikučius ar gimė natūraliai, ar cezario būdu, taip pat yra skirtumas, nes natūraliai gimdami jie gauna jau mamos bakterijų, o cezariukam reikia laiko, kad susiformuotų žarnynas. Ir realiai jų žarnynai yra silpnesni arba neišnešiotukų. Tai jeigu vaikas turi problemų, iš karto klausiam. Ir, pavyzdžiui, ką kalba tyrimai, jeigu net ir neišnešiotukai arba cezarių būdu gimę vaikai, jeigu yra papildomai suteikiama gerųjų bakterijų duodama, pasitraukia daug problemų, ne tik virškinimo problemų. Ir ką kalba tyrimai, kad patys pirmieji pilvo gyventojai, čia va kalbam apie gimdymą, padeda svarbius kertinius akmenis viso organizmo ateičiai. Ir kada mamytės abejoja, ar gimus vaikui duoti gerųjų bakterijų ar ne, bet turim prisiminti šitą mokslo teiginį. Toliau, pavyzdžiui, jeigu vaikučiai gimė per cezarį, jie turi daugiau, sakykime, didesnį alergijų ir astmos riziką. Tai va, jeigu yra astma, mes žinom, kad astma išsivysto kaip šalutinis vaistų poveikis nuo kosuliukų įvairiausių, bet turim vėl pasididinti, ar vaikutis nėra gimęs cezarių būdu. Ir gerosios bakterijos, vėlgi ką kalba tyrimai, sumažina tų visų alergijų tikimybę. Toliau, ar vaikutis yra maitinamas mamos pienu ar sintetiniais mišiniais. Tai irgi didžiulis yra skirtumas, nes per pieną mama suteikia tokias kaip bifidobakterijas, kurios padeda formuotis ir, sakykime, žarnyno tai florai ir toliau. Ir tai stiprina imuninę sistemą ir ateityje paveikia net ir medžiagų apykaitą. O jeigu pirmaisiais metais žarnyne trūksta tam tikrų bakterijų, kaip bifidobakterijos, jeigu nemaitina pati mama, jeigu mišinukais vaikai yra maitinami, o dabar yra labai madinga tai daryti, vėliau netgi gali turėti riziką antsvorių ir nutukimų. Ir vėl čia nėra tik tai grožio problema, tai vėlgi yra sveikatos ir lėtinių ligų problema. Ir dar apie moteris noriu pabėgti, jeigu per daug man sakyk, nes kada susiduriam
ateina moteris, sakykime, miomos, cistos, endometriozės vargina. Tai nebijokim, vėlgi grįžti šiek tiek atgal, bet gal tai yra asmeniniai klausimai, bet jie yra labai labai esminiai, jeigu norim padėti išspręsti problemą. Paklausti, ar moteris nėra naudojasi jaunystėje kontraceptikų, nes gydytojai labai dažnai rekomenduoja dėl veido odos problemų jaunom mergaitėm arba mėnesinėms sureguliuoti, arba kad nebūtų tiek gausios tos pačios spiralės, kiti nėštumo reguliavimo, sakykime, kitos priemonės. Nes kodėl aš apie tai kalbu? Vartojimas kontraceptikų, tai yra vėlesniam laike tiesus kelias į žarnyno uždegimą, į autoimuninės ligas, jau užsisuka šitas ratas ir didėja bakterinės vaginozės, kandidozės, tai yra pienligės rizika. Tai va, atrodo jo, paprasti dalykai, bet turim pasukti atgal, tada turim kartu tvarkyti ir žarnyną. Žmonės, kurie vartoja nesteroidinius priešuždegiminius vaistus, pavyzdžiui, kaip aspirinas arba nuskausminamieji, ibuprofenas ir panašiai, jie ne tik tai sutrikdo virškinamojo trakto gleivinę, prasideda uždegiminiai procesai kaip popos, erozijos, dujos kaupiasi, vėlgi žarnyno florą paveikia ir tie patys vaistai, jie netgi šaukia plonosios žarnos uždegimą ir galima stoti kraujavimus, mes žinome, ne? Kad pažeidžia mūsų kraujotaką, kraujagyslės, bet pažeidžia ir mūsų žarnyną. Kas vartoja šitos vaistus ir jeigu ilgesnį laiką, o žinau tikrai, aš pati vartodavau dėl skausmingų mėnesinių, visada pas mane visi rankinukai kaip ir neslopinus ibuprofeno. Čia gal yra atsakymas mano autoimuninės ligos, nežinau, bet turim išsiaiškinti šitos dalykus. Dar vienas labai svarbus dalykas, su kuriuo susidurėm, tai yra helikobakter bakterija. Irgi atrodo neįtartumėm, jinai sukelia labai daug problemų ir vėlgi viena iš tų problemų tai yra autoimuninės ligos, dar kaip ir širdies, kraujagyslių ligos, kvėpavimo sistemos, centrinės nervų sistemos, skaitant Parkinsoną, net įsivaizduoja, medžiagų apykaitos sutrikimus, odos problemas kaip rožinė, psoriazė. Ir jeigu tik žmogaus mityboje trūksta priešuždegiminių maistinių medžiagų, jis taip patiria tą lėtinį stresą, pylio jinai įsibujoja ir visos šitos